Įžvalgus publicistas ir keliautojas Andrius Užkalnis knygoje Anglija apie tuos žmonės ir jų šalį rimtai, bet nenuobodžiai, šmaikščiai ir skrupulingai pasakoja apie gyvenimą Jungtinėje karalystėje. Praėjusiu metu gruodį leidyklos Baltos lankos išleistą žurnalisto Andriaus Užkalnio knygą skaitytojai graibstyte išgraibstė. Šiais metais tiražas pakartotas. Gal tokio knygos populiarumo paskatintas autorius jau galvoja ir apie knygos tęsinį. Apie tęsinį tikrai galvoju. Galvoju apie tuos dalykus, kurie dar šitoje knygoje nėra sudėti, kurie liko nepasakyti, nes jiems neužteko laiko, nes jiems neužteko pakankamo temos išvystymo. Aš labai norėčiau, kad tas tęsinys pasirodytų maždaug po kokių metų arba šiek tiek daugiau, 2011 metais su leidykla mes apie tai diskutuojame. Todėl, kad tikrai knygelė yra ne tokia didelė, 248 puslapiai, tai nėra labai daug, bet Anglija yra tokia keista šalis, kurioje yra tiek daug įdomaus, kad be abejo sutalpinti į šitą knygelę man visko nepavyko. Dar man norėsis išplėsti tas temas, kurios netikėtai patiko skaitytojams. Pavyzdžiui, visi dalykai susiję su praktinėmis rekomendacijomis ir praktinėmis detalėmis apie kelionę į Angliją, apie tai, ką ten verta matyti, ką ten verta daryti, kur surasti tuos dalykus, kurie kelionę praturtina arba kurie keliautoją pradžiugina.